žodžiu, labai netikėtai aš čia sugalvojau filmuoti šitą video ir vėl eilinį kartą, bet aš gyvenu Japonijoje jau 3 metai ir norėjau jums papasakoti apie second hand shopus čia. Pirmais metais man nelabai patiko, gal neradau gerų ir gyvenom Hokkaido saloj, kur, nežinau, neradau kažko gero. Dabar mes gyvenam prie Kyoto ir jau 2 metai man taip čia patinka. Šiandien atėjau nesitikėdama daug, nes ieškojau vaikam, kadangi čia šiaip nesninga pas mus, bet šį savaitgalį važiuojam prie kalną, kuriame daug sniego. Sugalvojau vaikam nupirkti kelnes, tokias kaip slidinėjimo, kad neperšlaptų, žodžiu. Tai galvoju, kur geriau eiti, jeigu ne čia. Ir mano 4-mečiai radau aną dieną, o dabar savo pusantrų metų mergaitė atėjau paieškoti čia. Bet, žodžiu, tiek gerų dalykų šiandien čia radau, galvoju, pasidalinsiu ir papasakosiu, parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Pirmiausia, tai kad Japonijos tokie skudurynai, jie net neturi kvapą, nes man dažniausiai, kai ateini ir būna tos jau labai hipsteriškos vintažinės parduotuvės, hipsteriškos vintažinės parduotuvės, kur atėjus, man tas kvapas aš negaliu. Ta prasme, aš čia nesu kažkokia fancy išmenci, nes tikrai pati užaugau, jaučiu 80% mano drabužių buvo iš ne vintažinių, nes vintažinės tai fancy, bet skudurynų dėl to, kad taip jau gyvenomės, bet viskas cool ir dabar kažkaip grįžau aš į šitą. Hei, Mili, palaukite. Tačiau čia yra visokių, mano vaikas jau žiūri visokius collectibles, tai yra visokių čia jų anime dalykų. Čia ne man, aš šitų nelabai suprantu, bet čia manau, kas supranta ir nori, tai galima rasti visko daug. Tuomet, aišku, yra muzikos instrumentų, yra baldų, kas čia gyvenant ir keičiant namus ir šalis ir miestus yra mano vienas mėgstamiausių dalykų. Tai kainos yra juokingos, tarkim, medinė kėdė $16, tai aš verčiu australiškus dolerius, tai eurų būtų 10 už tokią kėdę. Ta prasme, kainos visiškai juokingos. Aišku, yra ir vardinių dalykų labai daug, tai nuvesiu aš jūs į 2 aukštą, parodysiu, bet ten aišku, kainos yra atitinkamai ir viskas yra autentifikuota ir šiaip feikų Japonijoje labai nelegalu yra pardavinėti, tai feikų čia nerasi. Kas yra labai gerai. Štai mano mažoji apsipirkinėtoja. Čia, kaip matot, yra ir turas tęsiasi. Yra ir visokių virtuvės dalykėlių ir televizorių. Ir tikrai daug dalykų. Tarkim, čia šitas dalis Sharp televizorius. Nežinau, aš kur jisai veikia, aš tokių dalykų niekada nepirkus, bet kaip pavyzdžiui, čia su taksais, su mokesčiais, tai yra $140 australiškų, tai būtų, ką žinau, 110 eurų. Po to visokių gerubynų. Ir viskas taip švaru, viskas taip tvarkinga. Visokie Dysonai. Ta prasme, aš net šitų nemačiusiu. Iš tikrųjų, aš ateinu ir žiūriu, ko man dažniausiai reikia, tai ten, kaip ir sakiau, šiandieną reikėjo žieminių drabužių. Na, o tik įėjus čia vaizdelis toksai. Yra daug visokių rakandžiukų. Pajau, vaikuli. Yra visokių podelių, taurius, belė ko tik nori. Šiaip iš tikrųjų yra labai fainu, nes yra, tarkim, ir Tiffany brando podeliai. Ir aš pati šiandien radau savo mylimiausius podelius, tai tuoj parodysiu. Tada, Coach podeliai. Tarsi tikrai dalykų čia galima rasti crazy. Tada, tuoj einam, Tiffany podeliai. Aš nusipirkau šitas Royal Copenhagen. Tik tai truputį kitokius, truputį didesnius. Žodžiu, man jie tai patinka. Gal dėl to, kad gyvenau Danijoje, tas Royal Copenhagen brandas yra visiškai, nerealus, svajonių mano. Bet visą laiką tie podeliai labai brangus. Ir vienas podelis yra apie 130 eurų. Nu, kas realiai yra, nežinau, kiek man asmeniškai atrodo labai brangu. Bet vėlgi, jeigu turi namus, aš visai jų norėjau. Bet čia aš juos radau už 70 eurų 2. Tai, kaip sakant, pigiau grybo. Na, o dabar antras aukštas. Antram aukšte
Gerai, myliukai, įdedu tave. Antram aukšte yra visokių kitokių gerumynų. Tai tarkim, brandiniai dalykai. Aš aną kartą čia nusipirkau tokį fainą mažą Coach tašytę. Už 15 eurų. Galvojau, mano vaikas pasiėmė ją, nešiojasi, galvoju, kokia faina. Galvoju, jeigu aš nenešiuosi, tai tu nešiosi. Ne, myli? Taip. Vėlgi, visi šiti dalykėliai yra... brandiniai dalykai yra priklausoma, kaina priklauso labai nuo to, koks senumas, koks nudėvėtumas ir taip toliau. Tai yra tikrai cool dalykų ir yra dalykų, kurie padėvėti, tarkim, aš tavo piniginė, būtų biški tokie kampučiai apsilupę ir taip toliau, bet yra tikrai nerealių dalykų. Jeigu Coach tašės čia, tai yra, tarsi, sakau, atrodo, kad čia, nežinau, pilna jau ant kiekvieno kampo ir tikrai Coach yra Gucci. Atsargiai, aukseli. Taip. Ir Gucci, ir visko. O aš, kaip grįšiu namo, parodysiu, ką gero pati šiandien čia radau. Nes radau tikrai daug. Nori pasižiūrėti tenai? Gerai? Eisi pati? Tik neik prie laiptų, gerai? Mes nukrisim nuo laiptų, gerai? Neik, kad nenukrisim. Myli čia truputį sunkiau, nes ne visur nori varyti ir lipti. Bet koks fainas dėklas kompui. Taip pasirodo, čia Jimmy Choo dėklas. Aš žiūriu, kad kokybė atrodo aфиgeną. Ir jis yra su tikru tuo kailiu. Nežinau, ar tikru, bet prasme, kad kailio imitacija. Ta prasme, ne. Nerealus. Jeigu mano kompas čia tilps, tai gal aš, sakau, šiandien aš ir tiek gerų dalykų randu, kad aš net jau darausi grėsmė savo. Yra toksai ir yra toksai. Bet man šitas labiau patinka. Nes oranžinis. Na ir žinoma, kam patinka dizainerių tašės, tai čia galima rasti tikrai perliukų. Tarkim, nežinau, pažiūrėkit šitą Dior tokio dydžio, tokio grožio. Čia Chaneliukas. Spalva nereali. Fendi. O kaina Fendi. $400. 300 eurų. Einame. Sunku man čia su tavim filmuoti. Va čia Bottega. Labai gražu, ne, Mili? Mili Bottega renkiesi. Aš irgi. Gucci, žodžiu, kepurės, daiktai, kuprinės, sakiniai. Mes su Miliuku dar pakeliui galvom užsuksim udon ir makaronų pavalgyti prieš miegą, Mili. Ir atvarėm į tokį į Broko komandos rėmėjų restoraniuką mažulytis. Čia tik 2 stalai, bet jie daro nerealų udon. Ir labai faini visi, nes mes čia buvo vieną kartą. Ir mus atsimena ir jie pakvaišai yra dėl šitos jų krepšinio komandos, tai labai smagu ateiti, nes visą laiką gali rasti visokių nuotraukų komandos ir žodžiu. Tiesiog smagu būti, kur esi laukiamas. Japoniškai, bet aš žinau, ko dažniausiai sakiniai. Čia ir tetis mūsų. Ir labai fainas piešinukas. Čia Mili jau dirba. Na, kadangi, kaip ir sakiau, jie dievina komandą, tai dar gavome mažą raštelį su padėka. Labai smagu. O fainai tai, kad dar turi čia vaikam visą laiką turi visokių dalykėlių, tai galima juos sukarpyti, kad būtų lengviau valgyti. Nežinau, ar čia norės labai, kad aš jai karpyčiau, bet Viskas gerai? Skanaus. Arigatou gozaimasu.